ko gero pats žinomiausias kompanijos Liquido darbas Narcotic. Toliau tęsia mūsų programą beveik 9 minutės po 13 valandos. Šios valandos pradžioje aš anonsavau, jog turėsime išties įdomų pokalbį. Taip ir bus. Šiandieną pas mus svečiuose keturračių motociklų sporto entuziastai, ATV Fanai Racing Team komandos nariai, Tomas Kaubrys. Gerą dieną, Tomai. Sveiki. Ir Paulius Vaišneideris. Sveiki, gyvi. Labą. Kaip gyvenat? Puikiai. Reikėtų pradėti nuo tokio kodinio klausimo. Kiek dienų liko iki tol, kai jūs jau startuosite Rumunijoje? Ar skaičiuojat? Daug bemiegių naktų liko. Ir naktų, taip. Apie mėnesis turbūt. Po truputėlį tas jauduliukas jau pradeda jaustis, kad laikas tiksi ar ne, ir nori, nenori, bet ištiksės. Taip, yra tokių, pagaunam save tokiais momentais, kai suprantam, kad arba padarom dabar, arba jau galim ir nebepadaryti visai. O tas pasiruošimas, jis vis dar vyksta, ar ne? Ir treniruotės, ir įrangos tobulinimas, ir strategija, ir, nežinau, paties savęs paruošimas. Vyksta kiekvieną dieną. Turime, sakykime, mes, kaip jau prieš tai minėjo kolegos, kurie buvo radijoje, mes dirbam kaip komanda. Turim pasiskirstę darbus, kas ką daro, kas už ką atsako, kas atsako už techninę pusę. Tai jie ir daro savo darbus. Važiuotojai atsako už savo paties pasirinkimą, už savo fizinę būklę irgi stengiamės palaikyti. Bet kalbant apie fizinę būklę, tokios šiek tiek gal liūdnokos žinios iš stovyklos, vienas iš komandos narių Facebook'e pasibėdavojo ir ar kiek tai yra rimta, ar mes galime jau kažką prognozuoti? Tai žinokit, reikėtų palaukti penktadienio, penktadienį bus rezultatai ir pažiūrėsim, ar ten rimta ar nerimta. Bet nėra labai smagu matyti, aš taip įsivaizduočiau. Tikimės, kad viskas bus gerai. Laikom kumščius už visus. Pradinėje sudėtyje. Apskritai kalbant, ar ne, apie traumas, nežinau, mėlynės, sumušimus, tai dažnas reiškinys matyti. Čia neišvengsi, čia ne šachmatais žaisti. Taip, čia toks hobis jau. Nėra gražu su šortais išeitos. Iki tie galbūt nelabai, nesam, kaip sakyti, ne ant 2 ratų važiuojam, kad dažnai grivinėti, bet kartais pasitaiko tų mėlynių net. Mėlynės mūsų kasdienybė, o lūžiai pagrindė atsitinka pirmais metais. Ar ne? Taip. O po to jau, jeigu tu lieki šitam hobį, jeigu tu važiuoji, tai tuomet tokių rimtesnių traumų jau pavyksta išvengti, nes tu labiau tiesiog išmoksti valdyti keturratį, pažįsti jį, pats supranti, kaip kas kokioje situacijoje elgtis ir pavyksta išvengti tų rimtų traumų. Bet mėlynės tai čia normalu, nes važiuojam ne asfaltais, ne Gedimino prospektų važinėjimo, važiuoji ten, taip, kur yra kliūtis, akmenys ir panašiai. Čia kaip tik sakėte, ar ne, Pauliau, kad komandoje kiekvienas žino, kas ką turi daryti ir tos darbus daro. Tai gal mes pristatom apskritai visą jūsų ATV Fanai Racing komandą, taip po kelių žodžius apie kiekvieną, kad klausytojai taip daug maž įsivaizduotų, kas čia per kompaniją. Taip, su malonumu taip norėčiau padaryti. Pradėkim nuo Alvydo, mes jį vadinam mūsų direktorium. Nuo direktoriaus pradėkime, aišku, teisingai. Nuo direktoriaus įmam iškart jauti žagų. Alvydai, tau linkėjimai. Taip, jisai atsakingas už visą, sakykime, subalansavimą, ne? Kad viskas vyktų tinkamai, laiku ir vietoj. Pernai metais jisai mums labai pagelbėjo, jisai kaip tik darbavosi Bulgarijoje, tai jisai netgi nuvyko anksčiau tenais į vietą, mums paruošė vietą kempingui, iš karto apdirbo viešbučio personalą. Kas čia bus, taip? Taip. Iš kartais tenais pavaišino ten viešbučio savininką, administratorių ir panašiai, kad mums vakarienė nevėluotų, kad visą laiką būtų kambariai sutvarkyti ir viskas paruošta, kad mes neturėtume jokių buitinių rūpesčių, tai va čia yra Alvydo pareiga ir jo darbas. Ar šiemet jis irgi pirmasis keliaus į Rumuniją to paties? Ne, šiemet, kadangi važiuojam iš Lietuvos, važiuosim visi kartu, bet išlipus mes jį iškart nusiųsim į viešbutį tenais, kad jis toliau pratęstų sėkmingai savo pradėtus darbus. Linkėjimai direktoriui, taip. Taip, toliau. Turim technikus, turim Roką, turim Nerijų, turim Dalių, kuris tarp kitko buvo technikas net ir Dakare, dirbo. Mums labai padeda su motociklų paruošimu kiekvienai dienai, ta prasme, žino tą tvarką, kaip reikia daryti, kaip visus mazgus patikrinti.
Tai va, tai jie irgi, kaip sakyt, kertinė dalis mūsų komandos, kad kiekvieną dieną išvažiuotumėm pasiruošę. O kiek, aš nežinau, per treniruotės, per tą pasiruošimą, tą techniką, ar genda, ar stringa, tai dažnas reiškinys? Per treniruotės gal, sakysim, nėra, kad taip labai gal stringa genda, bet pas mus tokios problemos, kai važiuojam bekeliai, ten būna, sakykim, paplėšam tų granatų gumų visokių, tai čia tokios bėdelės. Vakarykštis, praeito savaitgalio pavyzdys, atvažiavo kolega Mindaugas, kuris jau skaito, kad motociklas jau buvo paruoštas, galėjom krauti priekabą ir važiuoti, ir išlindo dvi tokios pakankamai rimtos bėdos, visiškai netikėtos ir kaip paskui parodė to gedimo šalinimas, kad, sakė, atsitinka 2 motociklam per 10 metų. Tokios ir bėdos, būtent dabar šitaip. Taip, dabar išlindo tokie gedimai, kurių mes net neprognozavom ir nebūtume jiems pasiruošę, būdami ten Rumunijoje. Bet dabar jau žinot. Dabar jau žinom ir papildomai aš nežinau, detalius. Aš nežinau, man pasakyti, koks buvo gedimas. Kaip ir aš nežinau, bet... Gedimą žinau, priežasties tik nežinau. Aš žinau, detalių sąrašas jau papildytas ir sutvarkyta ta bėda. Supratau. Gerai, keliaujam sąrašu toliau. Ką mes turim dar komandoje? Technikai čia visi, ar ne? Rokas, Nerijus ir Dalius. Taip. Turim 4 važiuotojus. 4 vilko medžiotojai. Vilko medžiotojai, taip, kurie praktiškai su vienodo kalibro ginklais tą vilką ir medžios. Varšas vilkas. Varšas vilkas. Jo, ginklai pas visus praktiškai vienodi, pas visus motociklai Outlander 1000 su tam tikrom modifikacijom. Va, tai privalumas tų vienodų motociklų, detalės. Iš karto mums atkrenta nemažai rūpešių, kad visas sąrašas tinka visiems motociklam. Va, ir mūsų pagrindinis darbas išlaikyti save kondicijoje visas 5 lenktynių dienas. Ne taip, tai Tomas, Paulius, Antanas ir dar kažkas. Ir Mindaugas. Ir Mindaugas, taip, kuriam vakar išlindo 2 neplanuoti gedimai. Taip, jis tai jau jos iškart susitvarkė, jau raportavo, kas buvo. Taip, Tai dabar reikia patikrinti ir jūsų motociklus, nes jie kaip ir ne vienodi. Ar tas dalykas negali išprogresuoti? Tai tas patikrinimas, matot, reikia važiuoti, planuojam visą, kaip sakyti, važiuoti ir laužyti. Jo, važiuoti ir laužyti visą kovą kažkaip, tai kad išlystų tai, kas gali išlysti, o jau kaip bus jau tenai varžybose. Stengsimės pasiruošti kaip įmanoma geriau. Man labai įdomu, degalų bakas yra taip čiut virš 20 litrų, ar ne? Kiek tų kilometrų galima tą tokiu koviniu režimu, ar nežinau, atstumą nuvažiuoti? Sakyčiau, ar čia valandom matuojama? Nu, tos sąnaudos, žinot, visi klausia, kiek jis valgo, kai išgirsta labai nustemba, nes... Tai kiek jis valgo, aš ir noriu nustemba. 1 litro variklis jau taip toks rajus, o šiaip tai, apie turbūt 12 litrų 100 kilometrų reiktų skaičiuoti čia standartinių režimų. Varžybinių tai turbūt ir 16-18 gaunas. Bet kalnuose šiek tiek yra kitokios varžybos, ten nėra, kad tu tenai gali išnaudoti tą pilną variklio gali ilgą laiką ir laikyti ten nuspaudęs gazą, tai tos sąnaudos ten nėra labai įspūdingai didelės. Ten, sakykime, išvažiuodavom pilnais bakais, o grįždavom ten apie pusę, gal 1 dieną buvo šiek tiek mažiau, galbūt net pusės, o kilometrų ten apie 80 gaudavos. Tiesiog, kad nuo kalno riedi daug nėra tų sąnaudų. Geriausia riedėti savais ratais. Yra tam tikri patobulinimai, šiek tiek pasiskaičiau apie jūsų techniką. Kam reikalingas papildomas akceleratorius? Būna kartais nepatogu. Akceleratorius yra ne kaip motociklė, o čia nykščių spaudžiamas toksai svirtelė. Tai būna kartais nepatogu iš vienos pusės atėjus ją spausti, mes pasidarė tiesiog į kitą pusę. Ar čia tik jūs, ar kaip, nežinau, konkurentai, ar čia tokia praktika yra jau įprasta taip daryti? Pas konkurentų, žinokit, nebuvo ir čia pernai metais ten ir nerodė, labai įdomi situacija, jis ten visi rodė pirštais į tą svirtelę kitoj pusėje, sako, kas tenai tokia auksinė mažytė kaip stabdžių rankenėlė. Sako, mes ten pajakavom, kad šiek tiek čia turbo yra. Nuspaudyti. Azotas, ne, šitas kaip taip. O papildomą stabdžių rankinėlę taipogi esat prisitaisę. Čia toks irgi buvo eksperimentinio tipo bajeris. Čia Antano turbūt eksperimentinio tipo bajeris buvo, nes jisai... Čia vėlgi dėl nepatogumo. Na, taip, galbūt būna kartais iš vienos pusės turi stovėti motociklą laikyti nuspaudęs stabdį, arba iš kitos, sakykime, šito modelio motociklė yra tik tai vienas rankinis stabdis ir kairiai pusė. Dešiniai nėra. Tai būna situacijų, kai reikia ir dešiniai.
Leisiu savo pajokauti. Antanui reikia 2 stabdžių ir 2 gazų, nes kitą kartą nežinai, kiek rankų pas jį bus. Antanai, nepyk. Ir dar vienas įdomus dalykas, ko gal ir nežino mūsų klausytojai, ir man irgi buvo asmeniškai naujiena, jūsų padangos yra 8 sluoksnių. Taip. Kaip tai atrodo? Da, aš net neįsivaizduoju. Čia kaip... Visos, žinokit, padangos yra keletos sluoksnių ir tie sluoksniai, kaip sakyt, tą sunkumą lemia, tai mūsų padangos yra ganėtinai sunkios. Jeigu važiuot varžybose čia Lietuvoje, tai jos yra gal net per sunkios, bet padangą pradūrus nevažiuoja ant disko, nenukrenta ta padanga, nesubliūkšta. Ir tu gali, sakykime, tęsti tas varžybas gal ne tokiu greitų ritmų, bet gali jas tęsti. Nes jeigu važiuotum su lengvom padangom, kurios tau, kaip sakyti, pokštrinėra ir tada sugadinsi diską ir tavo varžybos baigtos. Na, nesivežiuotgi papildomą zapaskės, liaudiškai tariant. Nu, neturim vietos. Su savim į trasą, tai neėmam, be abejo, parkingė, kempingė turim ir ne vieną komplektą, o su savim vežamės tokius rinkinius, šniūrus vadinamus liaudiškai. Kompresorius kiekvienas motociklas taip pat turi susikomplektavęs kiekvienas savo. Ir tokį minimalų remontą mes galim atlikti kiekvienas pats bet kokioj situacijai. Bet bėda ta, kad jeigu ten jau papuoli su padangom į bėdą, tai ta bėda dažniausiai būna kumščio didumo skylė. Ir jau su to šniūru nieko nepadarysi. Jau nieko nepadarysi, taip. Kokie dar patobulinimai bus atlikti ar jau atlikti jūsų motociklams? Nes aš žinau, kad ne viską varžybų organizatoriai leidžia. Negali ten bilė kiek visko prisituninguoti ar įsidėti to viso turbo, ar ne? Gal pagrindinė koja neleidžia, tai tik tai duslintuvų kažkokių tai sportinių dėti, nes viskas vyksta gyvenamose, sakykime, vietovėse ten, kad norint išlaikyti tas varžybas, reikia, kaip sakyt, negriauti ten tos ramybės gyventojų. Tai neleidžia, sakykime, tų pilnų išmetimų, kad ten krioktųsi motociklai. O iš tokių papildomų dalykų, tai bandysime naudotis jų patarimais pačių ten organizatorių ir rumūnų dalyvių, tai dėti dar į padangas tokius, kaip sakyt, porolono kaip juostas tokias, nes važiuojam su skirtingom padangom, vieni važiuoja, sakykime, pagal save su vienom, kitiem geriau kitos, tai tos, kur linkusios gal šiek tiek pabliūkšti, nors yra ir 8 sluoksnių. Vis tiek jos pradarimos, ar ne? Jos pradarimos ir tada jos, jeigu važiuotum tų porolono viduj tokių kaip gabalų, tai tada būtų žymiai geriau. Tai dar čia tas, kaip sakyt, veiksme dalykas. Dar tyrinėjam, ieškom variantų. Ieškom tiekėjų. Supratau. Kalbant apie praėjusius metus ir ateinančius metus, 2016-ųjų Hunt the Wolf varžybose irgi dalyvavot ir aš net nežinau, dabar galima pasakyti, kaip ten dabar viskas jums sekėsi, esat patenkinti, nes vietos tai visai neblogos. Gal sakyčiau, važiavom šiaip, kaip sakyti, tik nosį įkišti, pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta, nes pirmą kartą atvažiavęs į varžybas niekada tu, naujoko sėkmė, sako, naujoko sėkmė. Šiaip, kaip sakyt, paimti ten pirmos vietos, nebent jau ten labai visiems kitiem nepasiseka, nes žinai, taisyklių mums irgi taip pat buvo, kad mes šiek tiek nuklydom vieną dieną nuo to maršruto, kurio reikėjo laikytis, nuvažiavom sunkesniu ir nors nuvažiavom sunkesniu, tačiau nevažiavom savo maršrutu ir tai buvo bauda mum ir tos dienos neįskaitė, nors jinai buvo tikrai gera ir mes atvažiavom ten vieni pirmųjų. Tai yra tokių niuansų šiokių tokių, o šiemet bandysim jų nebekartot. Tie namų darbai išmokti, tos naujoko klaidos yra išspręstos. Taip. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Štai taip smagiai su gitaromis toliau žygiame į priekį ir grįžtame link mūsų pokalbio. Šiandieną pas mus svečiuose ATV Fanai Racing Team komandos dalis, Tomas ir Paulius. Mes šnekučiuojamės apie sunkiausias keturračių motociklų varžybas, bent jau senajame žemyne, vyksiančias Rumunijoje Hunt the Wolf. Ir kaip tik pasakojo vyrai netrija, jog šiemet tai jau yra 11 kartas, kuomet šios varžybos vyksta. Teisingai, nieko nepainiojam. Pernai buvo jubiliejinis 10 kartas varžybų. Ir lyginant praėjusius metus, kaip ir sakėt, kai buvo tas pirmas kartas, atvažiavot apsižiūrėt, išsibandėt, padarėt klaidų, dabar jau esat susikaupę ir palyda skaitlingesnė ir nusteikimas kitoks, ar ne? Kiek praeitais metais jūsų buvo ten?
Keliese mes buvom. O, keliese mes buvom. Tai važiuotojai buvom Trys. trys iš mūsų komandos, jo. Dar Ir buvo, trys palaikantis. jo, dar buvo kolega tenai, kitas lietuvis važiavo, bet tiesiog jam nepasisekė biškai su technika, tai pirmą dieną ten pabaigė varžybas. Šiais metais važiuojam 9. Jau tiksliai žinom, nes jau susidėlioja, kaip kas kokiai mašinai sėdės ir kas... Ir dar dėliojam, kas su kuo vienam kambarį gyvens. O nebus taip, na, jeigu dar registracija, ar nesakėte atvira, dar atsiras koks entuziastas, kuriam va taip pasvils užpakalis, nori net būtinai iššokti į tą nuvažiuotą Yra pas mus traukinį. netgi kolega iš Tauragės važiuoja toj pačioj rimčiausiai klasėje Extreme, Mindaugas ten toksai, ir dar važiuoja Adventure klasė, tai yra turistiniai klasė, kur reikia važiuoti keliais ten daugiau ir rinkti visokius taškus. Važiuoja irgi lietuviai. Tai visai smagu turėtų būti. Tai mūsų Lietuvių kompanija stovykla tokia nemaža. Tikrai taip. Šiais metais bus tikrai kol kas rekordinė. Iki šiol nebuvo tokio atstovavimo. Ir dar, kiek žinau, nežinau, kiek tai oficialu, neoficialu, su organizatoriais yra aptarta, kad bus organizuojama ir nacijų taurė. O. Tai pagal įvairių klasių rezultatus, Tiesiog. priklausomai nuo atstovaujamos valstybės, bus vedamas ir nacijos... Turit rimtų pretenzijų iš šitą reikalą. Iš tiesų tai pretenzijomis, bet, na, tai ir vėlgi dar dalis atsakomybės dasideda, ne? Tu važiuoji ne tik už save, bet tu važiuoji ir už įpareigoja. Taip, būtent. Kalbant apie tos navigacinius reikalus, praėjusiais metais sakėt, ar ne tą trasą pasirinkot, ne taip nuvažiavot, tas navigavimas yra, matyt, pakankamai svarbu, nes kažkur net ten nusukus dega laikas ir yra baudos minutės. Kaip spręsti šitą problemą? Turit... Na, pernai tai buvo tokia klaida, kad mes, kaip sakyt, tu naviguoji, bet taip pat žiūri ir į savo, kaip sakyt, gal varžovą priekyje, tai mes netyčia pasiekėm, gal nebuvom taip susipažinęs tais lipdukais ir panašiai, tai pasiekėm tiesiog Extreme klasės dalyvius jiem iš paskos, ten tokį labai mažą nukirtom atkarpėlę, bet jos užteko, kad mūsų tą dienos maršrutą anuliuotų. Tai dabar žinom, kad reikia važiuoti ir žiūrėti į navigaciją žymiai daugiau negu žiūrėti į savo varžovą. Nes jie nežinia irgi, ar ten važiuoja. Nežinia, ar jisai žiūri jo į savo varžovą ir navigaciją. Ta prasme, tu nežinai savo varžovų navigavimo sugebėjimų. Tai geriau tu pasikliauk savim. Ir savo komandos nariais. Ir savo komandos. Mes vieni kitų navigavimo sugebėjimus žinom. Aš kalbu apie lietuvių. Taip. Bet nežinot varžovų. Nežinom varžovų, būtent. Kiek praėjusiais metais dalyvių buvo užsiregistravę į šias varžybas Hunt the Wolf? Buvo, žinokit, apie 120 net. O šiemet turim jau užsiregistravusių 115. Tai... Ir dar registracija tęsiasi ir panašu, kad bus daugiau. Tikimės, kad bus daugiau. Šiaip yra iš įvairių valstybių, italai, vokiečiai, švedų labai daug atvažiuoja. Netgi kalbėjau šiek tiek su anglais, kad jie, taip sakyt, daug labai reklamos yra įdėta tas varžybos, tai jų netgi tokie kaip ir rinktinė atvažiuoja ten vieno gamintojo atstovų. O patys rumūnai, jie turėtų būti, matyt, kad kaip žuvis vandenyje, jų šalis, jų kraštas, jų trasos ir palaikymas, matyt, kad didžiausias. Žinokit, palaikymas tai žinoma, kad yra, bet pačių rumūnų, va čia iš 115, kiek čia dabar matau dalyvių, tai čia turbūt 5 tik tai, žinokit, suskaičiuoju. Nenori kažkodėl tai šitam reikalė dalyvauti. Žinot, čia, kaip aš jau pernai sakiau savo draugams, sakau, šitos varžybos tai yra mums atvažiavusiems iš ES toks oficialus leidimas važinėti kalnais su organizatoriaus palaiminimu ir panašiai. Daryti tai legaliai. Daryti tai legaliai. Sakykime, tiem patiems švedams, italams, šveicarams. Mes su juo kalbėjome, sakom, kaip tu treniruojasi, važinėjasi iki pas jūs kalnų. Jisai iškart parodė antrankių, sakykime, kad jam už tokias treniruotės būtų aiškus atpildas. Supratau. Kalbant apie konkurentus ar apie galbūt būsimus lyderius, ką reikia išskirti, ko reikia bijoti, galbūt jau yra kažkokie nerašyti lyderiai, kuriems jau dabar karūnos dedamos. Jeigu bijosi, tai... Taip, į vilko tai nei ko gaudyti jo tada, taip. Jo, labai didelis, žinokit, sėkmės faktorius yra varžybose, kaip tau pasiseks, ar tu klaidos kažkokios nepadarysi. Čia, ta prasme, ne kažkokios tai greičio varžybos, kur daugiau, aišku, lemia ir meistriškumas to važiavimo, bet daug lemia ir ta... Šalti nervai. Šalti nervai. Kaip tu sugebėsi
tikrai tokiuose nekasdieninėse situacijose suvaldyti save, motociklą, kaip tu sugebėsi sunaviguoti kažkurio momentu, nes iš tokių mažmožių atrodo viskas ir susideda visos dienos, o tai ir visos savaitės paveikslas. Panašaus tipo varžybose apskritai kartais jau pasiekti finišą yra laimėjimas. Ir iš tų gerokai virš 100 dalyvių matyt, kad atkrenta nemaža dalis tiesiog dalyvavusių, bet taip ir nefinišavusių. Žinokit, toj sunkiausiai klasiai, tai turbūt pusė atkrito, nefinišavo netgi. Nes, Daugiau net negu pusė, nes buvo gedimai ir buvo daug kulverščių. Daug kulverščių. Aš pakartosiu pernai metais girdėtą organizatoriaus frazę, būtent šitai Extreme klasiai. Jinai man įstrigo žiauriai. Organizatoriaus tikslas padaryti tokio tipo varžybas, kad Extreme klasiai liktų vienas žmogus, kuris pasiekė finišą. Ir jie link to juda, ar ne? Jo žodžiais tariant, tai yra tikras Extreme klasės laimėtojas, kuris lieka vienas. Ir pernai, šiaip kiekvienais metais, kiek ir kalbėjom su jau ne pirmą kartą dalyvaujančiais, visą laiką sako, su kiekvienais metais vis sudėtingėja trasa, užduotis ir viskas darosi daug rimčiau. Pavojingiau nesakysiu, šeimos gal klausosi. Gal, taip. Jo, bet viskas, ta prasme, eina organizatoriaus, tiesiog perteikiu tą mintį, kad Extreme klasiai jam vienas finišavęs yra jo taip, kaip ir turi būti siekiamybė. Taip. Esat jau pasidalinę video iš ruošiamų trasų, kaip vaizdas, kaip atrodo dabar bus, lyginant su praėjusiais metais, kokių siurprizų gali organizatoriai pateikti, kokio sudėtingumo tas visas reikalas? Matėm, kad net tiesiog vietovė šiek tiek keičiasi, viskas vyks žemiau ir ta vietovė gal kažkiek pasirodė daugiau akmenuota. Tai tokie skirtumai. O šiaip iš pačio filmuko, žinokit, labai sunku yra perti tik tą kalno statumą, tą sudėtingumą važiavimo. Tai kol pats nesibuvęs kalnuose, arba jeigu esat buvę kažkas kalnuose ir turit nufilmavę, tai po to pažiūrėt, atrodo, nieko tokio čia, ar ne? Nieko tokio, ne. Kas sunkiausia yra, aš nežinau, įklimpti, užstrikti kažkur griovy, kurioje vietoje daugiausia išeikvojama ir energijos ir jėgų? Kalbant apie varžybas jau. Sunkiausia, psichologiškai galbūt sunkiausia, kai tu pastringi kažkur tai tarp kažkokioj kliūty, ar tai būtų medžio krūva, ar kažkokia tai akmens krūva, o tuo metu visi šluoja pro šalį. Tada yra sunkiausia. Ir supranti, kad įsikapstyti vis tiek turėsi. Taip, tada tas ir yra, žinot, tas neužvirti, nepadaryti kažkokios dar didesnės klaidos, kapstantis iš tos situacijos, o tu turi ramiai pasverti greičiausius įmanomus variantus, kaip išsisukti iš tos situacijos ir toliau pradėti dirbti savo darbą, tai yra vytis tos, kurie nuvažiavo. Grįžtant prie trasos ar ne ir treniruočių, mes kalnų neturim, tokių griovių kažkokių super didelių irgi ne, kaip ir važinėti bet kur irgi negalim. Tai kaip įsprendžia tą treniruočių problemą ir kad kažkiek priartinta sąlygas prie Rumunijos? Tai mes, žinokit, treniruojamės ganėtinai stipriai čia, sakykime, gal tokie daugiau greičio ruožus dalyvaujam, o kalnai, tai mes išvažiuojam į tokias keliones, gal atostogas, sakysim, į Ukrainą ir važiuosim ir šiemet, bet šiemet taip išpuolė, kad važiuosim jau po varžybų. Tai, kaip sakoma, treniruotė po varžybų kitiems metams. Taip, tikimės kitiem metams. Šiaip Ukrainą jau buvom 3 kartus, porą kartų vasarą, vieną kartą jau galima sakyti vėlyvą rudenį ir vien tie metų laikai skirtingi jau iš karto keičia važiavimą, keičia važiavimo stilių, kaip tu turi važiuoti. Jeigu vasarą viskas sausa, gražu, tu gali kilti kalnus ir sukibimas bus ir tave motociklas veš į viršų. Tai jeigu rudeniop jau yra slidžiau, slysta ratai, o kalnai tokie pat aukšti, tai tada jau jausmai vėl kitokie atsiranda. Bet čia sakėt, dar to pačiu dar ir atostogas, tai kepat šašlyką, grojat gitarom ir ilgai neinat miegot. Taip, oficialiai. Neskaičiuojam dienos rezultatų. Nebūna apdovanojimų vakare, kas geriausiai pasirodė. Turime mes savo neoficialius apdovanojimus, tai tas, kuris padaro rimčiausią kūlį, atlieka tam tikrą pareigą visiems kolegom. Ką reikia daryti, kai
virsta, aš nežinau, tokių situacijų pasitaiko. Čia matyt gali didžiausias pasiekmes būti, aš net nežinau. Čia, žinokit, toks sekundės reikalas, kad galbūt instinktyviai kažką ir galėtum padaryti, bet pernai tiesiog man virto keturratės ir net negaliu pasakyti kaip, tiesiog, po 3 sekundžių džiaugiausi, kad į medžius atsirėmė, nenurėdėjo pilnai nuo kalno. Nuramina, tai aišku. Ką reikia daryti? Žinot, patarti taip iš šono yra lengviausia. Aišku, kiekvienas, jeigu jau pradeda kažkas darytis motociklui, norisi jį pagauti. Tai vat kalnuose, manau, kad patarimas būtų nebegaudykit, nes tada tu ne tik turėsi materialinių nuostolių, bet ir pats susižalosi ir gal ir pakankamai stipriai. Ir kalbant apie lūkesčius, apie planus ir tikiu, kad tikrai norit pasiekti geresnių rezultatų negu praėjusiais metais, bet jeigu taip jau sukonkretinus, tai planas maksimum. Kažkaip netyčia mes pernai tą kartelę, tai buvo biškiai užkėlėme. Aš taip ir galvoju, nes kaip pats sakei, kad pusė žmonių apskritai, dalyvių net nefinišuoja, jūs taip, kaip sakoma, šast ir 10, tai... Norėtume top 10 tikrai papulti. Medalis. O medalis būtų labai šaunu. Bet kokios spalvos. Aš manau, kad dabar pradedame mes važiuoti, dabar 4 važiuojame mes ir spaudžiam rimtai gazą, kad būtume 10 ir tada eigoj varžybų, kai mes matom situaciją kaip kas, galbūt reiks tada padirbėti ant kažkurio iš mūsų komandos, paspausti, kad jį padėti jam pasiekti podiumą. Ir mes, aišku, laikom kumščius už nacijų taurę. Čia jau be kompromiso. Tai čia kas čia jau visi su mumis jau, kaip sakoma. Vėliava turi plevėsuoti. Taip. Turi plevėsuoti, bet kokiu atveju. Tai ačiū, Tomai, ačiū Pauliau, kad atkeliavot. Pasimatysim dargi matyti tikrai ir laikom kumščius ir sveikatos bei ištvermės. Ačiū. Iki. Viso.